Kaip jūs pati atsidūrėte švietime? Dar lankydama darželį norėjau būti darželio auklėtoja, kadangi man darželio auklėtoja labai patiko. Kai buvau pradinukė, labai mylėjau savo pradinių klasių mokytoją ir apskritai man mokykloje sekėsi mokytis gerai. Mokytojai buvo visi geranoriški, savo srities profesionalai ir tiesiog aš net nedvejojau pedagogo darbą ir pasirinkau. Kas jūs paskatino įsitraukti į šį projektą? Mane paskatino tiesiog kaip ir kitus Visagino mokyklų direktorius, tai švietimo skyriaus vedėja. Ji pirmiausiai supažindino, kad toksai projektas vyks. Mes paskaitėme apie jį ir panorome jame dalyvauti. Po to mokyklos tiesiog subūrėme komandas, kadangi žinojome, kad projektas bus iš 4 sričių, tai įtraukusis ugdymas, lyderystė, STEAMas ir kultūrinis ugdymas. Tai tiesiog surinkome mokytojų entuziastų komandą ir tiesiog pasvajojame, ką norėtumėm turėti būtent šitose srityse. Taip gimė planas mokyklai, kurį mes įgyvendinome. Ką reiškia būti pokyčio dalimi savo mieste? Aš manau, kad, čia jau per drąsiai būtų pasakyta, kad mieste, galbūt mokykloje. Tai pirmiausia, pokyčiai, aš manau, kad prasideda tada, kai mes esam atviri pasauliui, atviri naujovėms, nebijom klysti, bendradarbiaujame ir tada tiesiog tie pokyčiai gimsta. Nes pasaulis iš tikrųjų technologinė prasme vystosi labai greitai ir tų kompetencijų, kurias turi vaikai, nes mes ruošiame ateities kartą, tikrai neužtenka, tai tie pokyčiai švietime yra neišvengiami. Koks jūsų ryšys su mokytojais šiandien? Aš manau, kad kolegialus ryšys. Prieš tai 20 metų šioje mokykloje aš dirbau mokytoja ir tik 21 metais, kai buvo skelbiamas šioje mokykloje konkursas, kolegų paskatinta, dalyvavau mokyklos direktorės konkurse, aišku, ne iš karto sutikau, kai jie mane prašė, jiems teko įkalbinėti, bet jie pažadėjo manęs klausyti ir man padėti ir pažadą jie vykdo iki šiol. Tiesiog per beveik 6 metus, kiek man teko kreiptis į mokytojus, aš niekada negirdėjau žodžio ne, jie visada yra pasiryžę padėti, jie visada padeda įvykdyti naujoves, tai aš manau, kad tas ryšys yra nepaprastai kolegialus, nes pokyčiams, planams įgyvendinti, tai turi būti vadovo ir mokytojų ryšys labai glaudus. Ką labiausiai vertinate Visagino mokinių požiūryje? Aš manau, tai, kad mūsų mokiniai yra technologiškai išprusę, kad mokydamiesi jie visada klausia, o ką man to reikia? Ieško prasmės, o nesimoko tik tai vien dėl pažymio. Manau, kad mūsų mokiniai vertina individualumą, autoritetą supranta per pagarbą jiems ir paprastai tie mokytojai, kurie pagarbiai elgiasi su mokiniais, išklauso, supranta juos, įgauna mokinių akyse autoritetą, o tada savaime ir gerėja ir mokinių pasiekimai. Manau, kad mėgsta mokytis interaktyviai, patinka, kada pamokos organizuojamos projektiniu būdu, mėgsta bendrauti, bendradarbiauti. Ar pati norėtumėte būti mokinė dabartinėje Visagino mokykloje? Tikrai norėčiau, nes besimokydama aš tokių galimybių neturėjau. Ir jeigu dabar aš dalyvaučiau ateities inžinerijos veiklose, tokias, kokias kūrė projektus vaikai, tikriausiai dirbčiau kokioje nors mokslinėje laboratorijoje, kadangi esu žingeidus žmogus, galbūt ir tarptautinėme projekte, manau, kad mokyklos direktorė tikrai nebūčiau. Koks buvo jūsų mylimiausias mokytojas? Fizikos mokytoja. Nors tikrai buvo gana daug mokytojų, kuriuos aš mylėjau, bet fizika buvo mano mėgstamiausia pamoka ir po pamokų aš dar mokiausi fizikų neakivaizdinėje mokykloje Fotonas. Tiesiog mokytoja fizikos negailėjo mums laiko, nes eidavom spręsti daugybės uždavinių, daryti eksperimentų.
Tai fizika. Kokia viena vertybė jūs veda kiekvieną dieną? Na, noras tiesiog galbūt kurti kažką tai gražaus, kažką prasmingo, kas turėtų pridėtinę vertę apskritai visuomeniai. O švietimas, manau, kad viena iš vertybių, nes mes auginame ateities Lietuvą ir tokius mokinius, kokius mes išugdysime, tokią Lietuvą ir turėsime. Nes aš dažnai mokiniams sakau, kad valstybę mes kūrėme kasdien savo darbais ir Lietuva yra maža. Jie išsilavinę piliečiai labai reikalingi. Kokia viena frazė apibūdina TUM jūsų akimis? Pokytis. Koks jūsų didžiausias vidinis iššūkis šiame projekte? Tiesiog galbūt suspėti viską laiku buvo. Nes iš tiesų procedūros pirkimų užtruko ganėtinai ilgai ir dalį priemonių mes gavome tiesiog projektui besibaigiant. Tai tiesiog buvo toks didžiulis nerimas, kaip reiks pamatuoti pokytį, pažangą. Kas motyvuoja net ir sunkiausiomis dienomis? Nežinau, tiesiog meilė darbui. Apskritai tą darbą, kurį aš dirbu, nepaprastai myliu. Ir turiu svajonių komandą, mokytojų svajonių komandą, kuriai tikrai jokie iššūkiai yra nebaisus, nes galbūt tokių didelių iššūkių aš ir neturėjau, nes jeigu turiu iššūkį, aš visada pasidalinu su kolegomis, o kolegų tarpe yra išties protingų ir sumanių žmonių ir kaip jie yra man žadėję, kad mes visada jums padėsim, tai visada jie man ir padeda. Tai jeigu jie ir sukelia kokį iššūkį, tai tie iššūkiai kažkaip tai išsisprendžia mokykloje labai pozityviai. Tarkim, organizuodami renginį, STEAM atvirą renginį, viena mokytoja sugalvojo, kad leisime dronus ir bepiločius orlaivius. O Visaginas yra ypatinga zona, kadangi yra atominė elektrinė ir be leidimų tokius dalykus tiesiog negalime daryti. Tai tiesiog buvo iššūkis, kaip tuos leidimus gauti, nes mokytoja pasiūlė veiklą prieš 3 dienas. Bet tiesiog alchemiko knygoje esu skaičius, kad kai tu labai nori, tai visada atsiranda jėga, kuri tau padeda tuos iššūkius įveikti. Tai buvo ir šį kartą. Užteko 2 skambučių ir leidimai buvo gauti. Kiek Visagino mokyklų dalyvauja TUM programoje? 3. Žiburio pagrindinė mokykla ir 2 gimnazijos, tai Verdenės ir Atgimimo. Kuris pokytis labiausiai matomas plika akimi? Aš manau, kad infrastruktūros pokytis, kadangi mokyklos atnaujino erdves, sukūrė daug neformaliojo jaunimo poilsio erdvių. Be abejonės matomas yra ir tas pokytis, kad visų mokyklų mokytojai dalyvavo mokymuose, tai STEAM, kultūrinio ugdymo, lyderystės ir įtraukiojo ugdymo klausimais. Todėl visų mokytojų kompetencijos buvo ir pagilintos, žinios atnaujintos, o mokytojai įgyja naujų žinių, aišku, organizavo pamokas visiškai kitaip, atsirado nauji metodai, nauji projektai ir be abejo tai įtakojo mokinių rezultatus. Kokią veiklą pati norėtumėte išbandyti kartu su mokiniais? Tiesiog manau, kad daugiau įsitraukti į ateities inžinerijos projektus, nors mokiniai, kurdami projektus, kvietė mane dalyvauti ir aš aktyviai taip pat dalyvaudavau juose. Galbūt aktyviau dalyvavau išmaniojo šiltnamio įrengime, turėjome daug diskusijų, kaip jį puošti, kaip jį įrengti, netgi 2 kartus mes jį buvome statę, perstatę, ką auginti, kaip auginti. Auginau ir aš kabinete, ir jie šiltnamyje, varžėmės. Tai tiesiog labai norėčiau įsitraukti į kuo daugiau ateities inžinerijos veiklų. Ką TUM pakeitė pedagogų kasdienybėje? Aš manau, kad, kaip ir minėjau, kad ugdymo procesas tapo inovatyvesnis, įdomesnis, atsirado daugiau ugdymo priemonių ir tiesiog prašiau, kad visas priemonės, kurias mes gavome į mokyklą, kad jos
nebūtų paruošiamuosiuose kabinetuose, jos visos atsirastų klasėse, o kai priemonės atsiranda klasėse, neišvengiamai mokiniai klausia, kas tose dėžėse yra ir prašo mokytojų parodyti, tai tiesiog tas ugdymo procesas pasidarė įdomesnis. Kaip tėvai reaguoja į pokyčius? Teigiamai tėvai. Jeigu tėvai paprastai džiaugiasi, kada mokiniams mokykloje yra gerai, kada vaikai noriai eina, noriai įsitraukia, tai paprastai ir tėvams tai labai patinka. Prieštaravimų jokių mokykloje neturėjome. Ar mokiniai jaučia, kad jų balsas yra girdimas? Taip, nes mes tarėmės priimdami projektus. Šiaip aš esu ta direktorė, kuri pernai gavau diplomą, kad ta, pas kuriai kabinetą nebaisu užeiti. Tai kiekvieną dieną pas mane į kabinetą ateina vaikai ir pasiguosti, ir pasitarti. Tai jų balsas pas mus yra girdimas, nes kitaip negali būti, nes jeigu nebus dialogo tarp mokinio ir mokytojo, apskritai apie sėkmingą ugdymo procesą galvoti nereikėtų. Ką norėtumėte, kad mokiniai sakytų apie mokyklą po 10 metų? Kad čia mokytis buvo įdomu, bet aš manau, kad jie ir taip sako, nes kiekvieną rugsėjį gana didelis būrys mūsų buvusių mokinių pastoviai ateina, pastoviai sugrįžta, klausia, kaip mums sekasi, tai jeigu mes atmintyje nebūtumėm iš tikrųjų palikę didžiulio pėdsako, tai aš manau, kad jie ir nesugrįžtų. Kaip įsivaizduojate Visagino mokyklas po 5 metų? Manau, kad mokyklos bus dar inovatyvesnės, dar modernesnės ir norėčiau, kad daugiau Visagino mokinių pasirinktų mokyklas, kuriuose mokama lietuvių kalba. Ką dar norite įgyvendinti per artimiausius 2 metus? Aš manau, kad pirmiausia, tai norėtumėm tęsti pradėtus projektus, nes tai, ką darėme 2 metus, tai yra labai mažai. Ir kad pokytis įvyktų 2 metų iš tikrųjų per mažai, reikia 3, 4, o galbūt ir per 5, dar net 5 metų. Pagrindinis tikslas bus tęsti pradėtus darbus. Koks vienas dalykas nepasikeitė ir tai yra gerai? Nepasikeitė mūsų visų nuoširdus ir kolegialus bendravimas. Aš manau, kad tai yra didžiausia vertybė. Ką pasiimtumėte iš vaikystės mokyklos į šiuolaikinę? Tikriausiai, mokytojus, kurie buvo savo srities specialistai, kurie niekada negailėjo laiko mokiniams, nes aš buvau ta karta, kuri neturėjome mobiliųjų telefonų, kompiuteriai buvo tik tai prasidėję, tai po pamokų gyvenimas vykdavo mokyklose ir būreliuose. O mokyklose dirbo iš tikrųjų daug mokytojų entuziastų ir jie mus kažkaip sugebėdavo sudominti, kad mes mokykloje kuo ilgiau pasiliktumėm. Tai tiesiog pasiimčiau kuo daugiau mokytojų, kurie myli savo darbą, myli mokinius, moka juos uždegti. Ar Visaginas gali būti pavyzdys kitoms savivaldybėms? Manau, kad taip. Ko labiausiai linkėtumėte savo komandai? Savo komandai turėčiau palinkėti niekada nenustot tobulėti, būti atviriem pokyčiams, drąsiai keisti nuostatas ir toliau bendrauti ir bendradarbiauti. Ko palinkėtumėte Lietuvos mokytojams? Lietuvos mokytojams linkėčiau neprarasti noro tobulėti, tikėti savo misiją, mokant kiekvieną dieną patirti kuo daugiau džiaugsmo. Linkėčiau, kad visų mokytojų kolektyvuose vyrautų darna, tarpusavio supratimas ir visiems mokytojams, aišku, linkėčiau emocinės stiprybės. O ko palinkėtumėte visiems Visagino vaikams? Visiems Visagino vaikams norėčiau palinkėti žingeidumo, motyvacijos ir pasinaudoti galimybėmis, kurias teikia plačiaja prasme atsinaujinęs ugdymas. O ko palinkėtumėte savo? Sau palinkėčiau
neprarasti kelionių džiaugsmo, visada turėti ką atrasti. Norėčiau, kad būtų dalykų, kurie mane vis maloniai nustebina ir apskritai norėčiau naujų patirčių ir naujų prasmių gyvenime. Ir paskutinis klausimas šiandien. Jei galėtumėte palikti vieną žinutę visai Lietuvos švietimo bendruomeniai, kokia ji būtų? Tegul pokyčiai mus įkvepia ir sustiprina.